Ar tikrai vasara netinkamas laikas tokiai operacijai? Na tai gan gajus mitas, sakykime, kad vasarą negalima atlikti operacijų. Operuojame visais sezono laikais, ir vasarą, ir žiemą, ir tų pacientų srautas nesiskiria iš esmės. Vertinant, kas pacientų yra aktualu, greičiausiai komplikacijų dažnis, šitie momentai, tai nepasakyčiau, kad yra didelis skirtumas, kad tų komplikacijų vasarą ar žiemą būtų daugiau. Suprantama, žmonės galbūt bijo to karšto oro, kad reikia vaikščioti su kompresinė apranga kurį laiką, bet reikia atsiminti, kad pats tas svarbiausias momentas, kada reikia didžiausios priežiūros, yra kažkur pirmos 2-3 savaitės, iki mėnesio, iki kol sugyja žaizdos. Paskui jau tas režimas laisvesnis. O kita vertus, kitiem pacientam vasara yra pats geriausias laikas turėti operaciją, nes yra galbūt atostogos, daugiau laisvo laiko ir gali geriau pasiplanuoti. Taigi atsakyti, ar vasara yra blogas laikas operacijai, tai tikrai ne.